Simonai, tai pirmiausiai apie paskutinės mažojo finalo rungtynes. Atrodė tiesiog nesustabdomai. Kokios priežastys? Ar čia medalio jau kvapas, ar kas, ar savis ir galiai? Nu, žinoma, kai pirmauji 2-0 ir norisi užbaigti viską namuose ir nebevažiuoti dar į tolimą kelionę. Ir plus gal biški turėjom dar to pykčio dėl pusfinalio ir manau, varžovai, kad ir gerbėm, bet neturėjo šansų šiandien. Tavo nuomonė apie Ukmergės Olimpą kaip varžovą, ką galėtum pasakyti? Kuo išsiskiria ta komanda, kaip galima ją apibūdinti? Nu, jau kai mes žaidėm jau reguliariajam sezone, jau mes ten turėjom problemų pačiose pirmose varžybose, po to jie pas mus atvažiavo, bet buvo ten nepilnos sudėties. Tai aš galvoju, šitas treneris daro gana neblogą darbą, su jaunimu dirba neblogai ir jie turi sistemą ir gana yra sudėtinga prieš jo žaisti, nes dvi varžybas mes, kaip sakant, tik gale. Tai kažkur gal sėkmė, gal biški mes daugiau patirties turim, o taip tai tikrai nebuvo lengva, tik tai šiandien tos varžybos, bet jos, galima sakyti, tos visos serijos netitinka to. Norėtųsi, kad apibendrintum sezoną. Pats asmeniškai kaip žaidėjas, kaip Gargždų komandos narys, tiek komandai, tiek tau asmeniškai? Nu, apie save aš sakiau, nemėgstu kalbėti, jeigu kiti sprendžia, o kaip komanda visi žino čia, kad mes norėjom būti finale ir bet kai yra kaip yra ir laimėjom 3. vietą ir turim, ką turim. Pirmas sezonas regionų krepšinio lygoje, kaip tau pasirodė pajėgumas A diviziono komandų, lygis, apskritai organizacija, kokį įspūdį paliko? Nu, kaip ir tas lygis, kaip sakyti, atrodo pradžioje ir mes kaip ir laimėjom daug tų varžybų ir didelių skirtumų, bet tarkim prieš Biržus toks atvejis išvyko į laimim lengvai 20, o čia paskutinių metimų tik išlošėm, tai tas toks atrodo, nežinau, sunku pasakyti, mes irgi netekom tų žaidėjų ir biški galbūt ant galo susilpnėjom, bet visom komandom visko ir pasitaiko ir traumų ir viską ir galia laimi, kas turi daugiau, kaip sakant, ir sėkmės, ir daugiau darbo, ir patirties. Ką galvoji apie ateinantį sezoną, apie ateitį, apie savo karjerą? Tikrai įdomu visiems būtų išgirsti iš tavo pačio lūpų. Nu, šiuo metu tai negaliu pasakyti. Kažkaip, nežinau, žiūrėsiu. 3 metus po traumos ir su įtvaru žaidžiu ir bandau vis, kiekvieną savaitę aš vis dar dirbu ant savo to kelio, bandau vis stiprinti. Jis dabar sustiprėjęs yra ir toj pozityviai nuteikė, tai galvoju, kad dar gal ir kokį sezoną dar pavyks.